Lietuvoje toliau vyksta kultūrinė revoliucija. Tikrai matau sąsajų su tais įvykiais, kurie vyko Kinijoje praeitam šimtmetyje. Tas pats žmonių aktyvas vėl prisigalvoja dabar jau naują veiksmą apie valstybės pažangos tarybą. Vėlgi reikia pažymėti, kad čia nėra tų aktyvių žmonių kažkoks konkretus veiksmas prieš kažką konkrečiai nutaikytas. Nuo pat pirmos dienos, kai Seimo rinkimus laimėjo ne tie, pralaimėjo Tėvynės sąjunga ir laimėjo socdemai, nuo pat pirmos dienos vis sugalvojamas kažkoks įvykis, kad jaudrinti visuomenę, kad polarizuot, parodyt kokie anie durniai, kad kaip negalima dirbti su dabartinė vyriausybė. Čia palieku kiekvienam spręst, kam patinka socdemai, kam nepatinka, čia ne apie tai. Tiesiog taip veikia demokratija. Išrinkta valdžia, būkit mėly, palaukit 4 metus, kai turėsit galimybę šitos įvykius pakeisti kitą linkmę. Tai dabar turime naują skandaliuką dėl valstybės pažangos tarybos. Vėlgi, cituoja visą žiniasklaidą Arūną Gelūną, kuris neva iš kažkur gavo raštą, kad jis nebus įtraukiamas į naują tarybos sudėtį. Kaip supratau iš paaiškinimo premjerės patarėjo, tas dalykas dar nėra nei per jokią oficialią instituciją praėjęs. Bet žmogus iš kažkur gavo, be įrodymų padavė žiniasklaida jį tiražuoja, smerkia kokie visi fainuoliai tie, kurie atsisako dirbti su šita vyriausybė ir kokie visi durniai, kurie sutinka. Du ryškiausi kultūrininkai, tai Arūnas Gelūnas ir Tagė, neprisimtos moteriškaitės pavardės, bet šitie jau nepateko. Kiti dabar jau matau 2 atsisako. Dalius Misiūnas, ISM direktorius, čia nieko naujo, tai jis yra labai artimas Edmundo Jakilaičio bičiulis, aš kaip matau visur kartu. Tiek laidas kartu daro, tiek susirenka pasikalbėti apie tai, ar galėtų ir kaip galėtų Edmundas Jakilaitis kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidentą rinkimuose artimiausiose. Tai toks bendražygis. Šitas dar viena moteris, kurie tiesiog atsisako dalyvauti tos tarybos veikloje. Atsisako, tai atsisako. Aš pasižiūrėjau, kad ta taryba iš esmės ir yra sukurta tam, kad skirtingų sričių ekspertai patarinėtų vyriausybei ir premjerui, kaip visgi Lietuva turi žingsniuoti iki 2050-uosius. Tai jeigu jūs nepritarėt tai vyriausybei, jeigu jūs ją smerkėt, galvojat, kad yra absoliutus durniai, tai nelabai jūs ten reikalingi toj tarybai. Bet kitas dalykas, bet visas šitas šaršalas, šitas sukelimas chaoso, tai yra absoliučiai 5 kolonos apibrėžimas. Aš primenu, kad 5 kolona tai yra kaip priešas viduje. Ir pagrindinė užduotis to priešo yra pasėti nepasitikėjimą institucijom ir įvesti šalyje chaosą. Tai visiškai klasikinis 5 kolonos apibrėžimas. Tai aš primenu, kad kai buvo Šimonytės vyriausybė, tai negalima buvo kritikuoti nei institucijų, nei vyriausybės darbos, nes iškart buvai apkaltintas, kad esi 5 kolonininkas. Dabar šitie bičiuliai nuo pernai spalio kiekvieną dieną praktiškai vis sugalvoja kažkokią naują temą, su ją išstoja, ir tikrai tas chaosas jaučiamas, jau tikrai man nemalonu, nepriklausomai nuo politinių simpatijų. Mes visi tikrai matom, kad chaosas šalyje tik didėja. Ir kas jį kursto, tai viskas aišku, kas jį kursto. Tai kažkaip pasigendu turbūt VSD įsikišimo. Nežinau, kaip tai turi atrodyti, bet tiesiog tai, kad kažkam leidžiama griauti šalį iš vidaus, tai nėra normalu ir tokį dalyką reikia stabdyti. Kitaip mes tapsime labai lengvų grobių, o kas gali būti agresorius, tai irgi pirštais rodyti nereikia. Turim porą kaimynų, kurie mielai tuo pasinaudotų. Tai klausimas, ar visgi turim Lietuvoje 5 koloną, ar tiesiog didelį būrį naudingų idiotų. Čia jau palieku kiekvienam iš jūsų spręsti.